O vaikystės svajojau nuvykti į vieną specifinę šalį. Ir panašu, kad pagaliau išaušo galimybė į ją nuvykti. Ir ne šiaip savo nuvykti, bet leiskite apie tai papasakoti kiek detaliau. Kaip iš tikrųjų yra sunku vlogint, viduj turint daug vidinių jausmų ir darbų, kuriuos žinai, kad turi padaryti, bet tuo pačiu metu turi ruoštis savo svajonių kelioniai. Gal pasakykim taip, ne svajonių kelioniai, bet svajonių destinacijai. Nuo vaikystės svajojau aplankyti vieną specifinę šalį. Ir panašu, kad po savaitės aš pagaliau turėsiu galimybę įžengti koją toje šalyje. Ir jei reikėtų bent maža dalelė pasiknibinėti po savo smegenis ir suprasti, kodėl aš taip norėjau nukeliauti į tą ištaigingąją šalį Ameriką, greičiausia tai būtų filmai, vlogai, muzikiniai klipai ir gal net komiksai. Ir pateisybei, kiek save pamenu iš vaikystės bei paauglystės, ta Amerikos, ypač gatvės kultūra, mane lydėjo labai ilgą laiko tarpą. Klausiau hip-hopo, šokau hip-hopo šokius, užsiėmiau gatvės krepšiniu, dar vadinamu streetballu. Tai jo, buvau mažumėlę viso to burbulo apsėstas. Ir būtent filmai buvo turbūt ta dalis, kuri mane paveikė stipriausiai. Stebėdamas filmus visą laiką žavėjaus. Tiek aplinkinė architektūra, tiek dabar besirengdamas filmus žiūriu, kad filmai būtų nufilmuoti kuo daugiau Niujorke. Kas yra keista iš tikrųjų, nes filmų žiūriu daug daugiau ir daug įvairesnių. Bet tačiau atsimenu iš vaikystės vieną labai svarbų momentą, kurį ir senuose vlogose esu minėjęs, kuomet žiūrėjau filmą Mrs. Doubtfire ir pamačiau, kad būtent kanarėlę Tweety iš Looney Tunes filmuko įgarsina žmogus ir kad garsinimas, tiksliau balso aktorius, tai yra tokia specialybė. Kaip dabar atsimenu, mamos paklausiau, mama, ar čia yra tokia specialybė? Sako, kažkas tai filmukus turi taip įgarsinti. Ir visa tai, ką veikiu gyvenime dabar, turinio kūrimas, video filmavimas, fotografavimas ir netgi dabar vloginimas yra visų šitų filmų pasekmė. Darbuodamas į studijoje vis laik turiu kažkokią tais rutiną ir ryto rutina man yra labai aiški. Atvykstu į ofisą, pasidarau kavos arba arbatos, įsipilu į gertuvę vandens ir dažniausiai pradedu darbus. Bet ką daryti su vakarais, kai kavos vis dar norisi, bet yra rizika, kad išgeręs per daug kavos, pradėsiu gal net trukčioti, arba iš vis neužmigsiu. Noras baisus, bet ar turėčiau ją gerti? Gal kaip nors apsieisiu. Keliauju į Kaliforniją ir dabar turiu didelį galvos skausmą. Ką vežtis iš įrangos, kiek jos vežtis, svoris pakankamai ribotas, įrangos nenori vežtis per daug, bet per mažai irgi negali būti. Tai ką vežtis dar nesu iki galo apsisprendęs, greičiausia šią kamerą su šiuo objektyvu, čia yra Sony A7 IV su Sigma 2470 f2.8. Šviesus objektyvas, pakankamai plačiai panaudojamas, tikėtina, kad jis pasitarnaus man labiausiai. Nenoriu apsikrauti bereikalingą mantą, pasimsiu kažkokį vieną mikrofoną ir dabar dar klausimas, ar imti štatyvą, kuris sveria iš tikrųjų netiek ir mažai ir nėra labai jau kompaktiškas. Ar dėsios? Nežinau. Kraunantis mantą iš tikrųjų yra labai svarbu apgalvoti kiekvieną reikiamą kabelį, kiekvieną reikiamą ar nereikiamą dėklą, apgalvoti reikia filtrų, kurių kaip ir norėtųsi pasimti, bet visgi sveria. Kas keliaujate dažnai su foto įranga, patarkit man, kaip jūs apsisprendžiat, ką imti, o ko ne. Iki tol, kol išvyksiu, gal dar spėsiu pamatyti komentarus ir persigalvoti. Panašu, kad kelionėje praleisiu 14 valandų plus persėdimas. Tai bus tik šiek tiek daugiau, negu aš praleidžiu laiko savo studijai. Nežinau, ar čia tuo reikia girtis. Tačiau kelionėje esu pasiryžęs ir keista, kad iki šiol taip troškau, bet niekuomet taip ten ir neapsilankiau. Atrodo, kas čia yra? Vienas persėdimas, 2 lėktuvo skrydžiai ir esi vietoj. Šiais laikais kelionių bilietų galima rasti už tikrai reasonable kainą. Bet kažkaip laiko tam atrasti dėja, bet neišeina. Todėl pasitaikius progai, naudokitės jomis, nes kitas kartas niekada nežinai, kada jums ir atsiras.
Greičiausiai su šiuo kavos puodeliu bus padaryta klaida, bet dar yra ką veikti, tai kas žino, gal ir pagelbės. Ir kadangi vlogus ir dar gal net ir papildomus turinio vienetus Reels formatu ar TikTok'ose norėsiu kelti iš Amerikos, tai dabar dar ieškau šiokių tokių būdų, kaip tinkamai, efektyviai juos sumontuoti, nesivežant per daug mantos. Kol kas mano viena iš opcijų yra iPad'as, kurio dėka aš jau esu sumontavęs vieną vlogą. Tiesa, jis turi šiokių tokių išlygų, nes atlaiko maždaug vieną montažą ir nebūtinai spėja renderį, priklausomai nuo turinio vieneto ilgio. Tai dar galvoju, ką daryti, bet tikiuosi išsisukti be kompo. Savo Exceliuką beveik baigiau, stengiuosi visas idėjas išsirašyti bent jau grubiai idėjomis, ką norėsiu papasakoti jums. Tai bus efektyviau šiek tiek ir bent jau nuvykęs žinosiu, ką noriu nufilmuoti ir kaip reikia tai padaryti. Ką pradedu suprasti, kad laikyti kamerą rankoje štai taip nebus taip jau ir paprasta, dėl to čia reiks dar kažką sugalvoti. Bet kol kas iš manęs tiek, apie tolimesnės kelionės detalės papasakosiu artimiausiose video, nežinau ar sekančiam, ar dar sekančiam. Bet dar iki kelionės tikrai vienas ar gal net ir 2 video tikrai išeis ir ten ir pasimatysim. Tai laukit update'o. Iki kitų kartų.